Labas, Ieva. Sveika, Julija sveika, Monika sveika ir mano brangioji vedėja Inga. Labas visoms. Labas visoms kartu esančioms. Labai smagu, kad prisijungėt pabūti su mumis šitą pusvalanduką. Ir šiandien mes su Ieva susitikom pasikalbėti apie baimės ir iššūkius. Tokią temą, kuri gana aktuali, manau, kiekvienam, kuris pradeda svarstyti arba jau kurį laiką svarsto, ar ne, kad norėtų pradėti naują veiklą, galbūt keisti veiklos sritį, galbūt kažkaip tai plėsti savo veiklą, galbūt pradėti savo verslą, ar ne, išeiti iš samdomo darbo ir vat pradeda lysti tie į baubukai. Taip, sako, palauk, tu gal pagalvok, gal čia nesaugu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsim su Ieva per savo patirtis, ką pačios esam patyrusios, ar ne, atradusios, pramokusios, ar ne, nes mokomės visą gyvenimą. Tai labai ačiū, Ieva, kad sutikai susitikti ir pasikalbėti apie tai. O mudvi su Ieva pasirodo sieja visai nemažai panašumų, nes nepaisant to, kad esam skirtingų sričių atstovės, aš dirbu su aromaterapija, su sąmoningais pasirinkimais, su sprendimais geresniai savijautai, tiek fiziniai, tiek emociniai, tiek asmeniniu augimu, o Ieva yra finansų srityje specialistė, bet be bendraudamos išsiaiškinom, kad abi turim anglistės išsilavinimą, bet ne? Ir iš tikrųjų tai ir paskatino galbūt pabendrauti būtent šitą temą, nes abiem teko keisti veiklos kryptį. Taip, tai ačiū Inga už išsamų pristatymą. Tai tikrai irgi norisi pasidalinti, kad daugeliu pagrindinis įsitikinimas, kai nori pradėti savo kažkokią veiklą, vat atrado nišą, kuri labai patinka ir iš to norėtų uždirbti, monetizuoti šitą veiklą. Dažniausiai jį būna susijusi visiškai nesu turimu išsilavinimu, nesu turimu diplomu. Taip pat kaip Inga paminėjo, aš esu iš prigimties, iš to jau, sakykime, universiteto laiptelio nulipusi nuo jo, tai esu humanitarė, esu vertėja. Na ir atsitiko taip, kad patraukė visai kitas sritis. Tik baigus mokslus, jau įsidarbinus į vertimų biurą, patraukė visai kitas sritis. Tai vat irgi buvo tie įsitikinimai, kad, nu kaip aš čia galiu eiti į finansus, aš juk esu humanitarė, bet man tai buvo taip įdomu ir aš galvoju, aš pabandysiu, nes aš tuo labai stipriai domiuosi, aš matau, kad na, man tai patinka ir aš kad galiu suteikti savo klientams tikrai nemažai vertės. Juolab, kai finansų tema yra tabu ir net universitete finansai neparuošia, net ir finansinės, sakykime, srities studijos neparuošia mūsų piniginių, kad susitorotume su bet kokiais iššūkiais tiesiog gyvenime, darbe. Tai Inga, iš tikrųjų, gal mes pradėkime, aš labai noriu, kad tu pasidalintum savo pagrindiniais tais iššūkiais, tais visais įsitikinimais, kuriuos galbūt atlieps ir mūsų klientėm, ir mūsų klausytojam, kaip tu tvarkeisi, su kokiais iššūkiais susidūrei, na visgi nėriai į visiškai kitą sritį. Aš galbūt nepasakyčiau, kad nėriau visiškai į kitą sritį. Taip, sritis skirtinga, bet aš bent jau pati jaučiu kaip tokį prasiplėtimą veiklos. Nes tai, ką aš jau buvau įgijusi per savo mokytojavimą, per darbą su žmonėm, aš labai puikiai pritaikau ir šitoj srity. Tik tiek, kad šitoj srity teko išmokti daug ir naujų papildomų dalykų, ar ne? Tiek specialybės pačios, tiek, tarkim, tų pačių pardavimų, tų minkštųjų ar ne visų įgūdžių, apie kuriuos mes irgi šiek tiek esam kalbėjusios. Man asmeniškai, kas buvo sunku, tu paminėjai, kad, tarkim, finansinė, ar ne, ta pusė, ta bazė tokia, į kurią mes remiamės, tai iš tikrųjų neramina. Taip, nes o kas bus, jeigu neuždirbsiu, o kas bus, jeigu nepritrauksiu pakankamai klientų. Ir aš visiškai sutinku, kad tai yra labai svarbu. Bet kas nutiko man? Man iš tikrųjų pradėjo lysti tie tokie vidiniai baubai, ar ne, mano pačios įsitikinimų sistemai. Ir tai gąsdino daug labiau negu kad, na, va tie žemiški, ar ne, dalykai tokie kaip finansai. Mane be galo traukia tas rytis. Aromaterapija aš domiuosi jau beveik 20 metų.
Tai yra, man atrodo, visai toks solidus stažas, ar ne? Bet e, kol nebuvau pradėjusi kitos ryties ar ne krapštyti, aš net neįsivaizdavau, kiek visokių ribojančių įsitikinimų aš turiu. Man buvo taip beproto baisu pradėti daryti kažką kitą, nes o kas, jeigu kažkas kažką pagalvos? Ar ne? Kas ką pasakys? Kas ką pagalvos? Aš pamenu, kai pirmą kartą nusprendžiau jau pasidalinti savo nauja veikla, ką aš veikiu ir tiesiog storiu. Tai buvo net ne postas, ar ne, įkelti storį. Man buvo toks jausmas, atrodė, kad aš nualpsiu. Iki fizinio pykinimo buvo baisu parodyti, kuo aš dar domiuosi ir kad tas mano domėjimasis, ar ne, tai nėra tik tai, nu, kad aš domiuosi ten, tarkim, kaip mes domimės menu, taip, galbūt filmais, galbūt knygomis, bet tai yra kažkas, per ką aš noriu save auginti ir aš noriu kurti savo pajamas taip pat. Tai va tokie keisti dalykai, su kuriais mes net nesusiduriam, ar ne, kol mes nepradedam kažko gyvenime keisti. Taip, tai aš čia Ir šiandien norėčiau. aš, Aha. ir Tai aš šiandien aš daugiau truputėlį norėsiu apie tuos įsitikinimus pakalbėti, bet aš noriu paklausti tavęs, ar ir tau buvo panašiai, ar tu susidūrei su kitokiom baimėm ir kitokiais iššūkiais? Tai visiškai, Inga, tau prijaučiu tie visi emociniai dalykai, tie vidiniai blokai atsinešti ir iš mūsų tėvų, ir iš aplinkos, ir iš mokymo įstaigų. Jie tikrai buvo ir faktas, kad jie ir dabar nėra dingę. Kad susitvarkyti ir visiškai išrauti tuos vidinius blokus, na, čia irgi reikia labai daug praktikos, bet natūralu, kad mūsų aplinka vis tiek supa ir mes kažką į save priemam. Bet prieš pradedant mano veiklą, kai vat, dirbau dar vertimų biure, tas toks saugus darbas, pagal specialybę. Ir aš supratau, kad aš visgi noriu kažko daugiau, kad aš noriu turėti ne vieną veiklą. Net universitete, kai mokiausi, aš savo mintise buvau pasakiusi, kad aš noriu turėti dvi veiklas. Kad aš, jeigu, sakykime, vienoje vietoje man nepavyksta, man reikia atsarginio plano. Tai vad, kai tie finansai pas mane atėjo visai netikėtai, tiesiog, na, internetu pasidomėjau, čia investavimas, čia visi tie dalykai mane sudomino. Na ir tada supratau, kad jau aš turiu sukaupus nemažai žinių, nes labai daug tų seminarų visko lankiau ir galvoju, reikia man jau pradėti savo veiklą kurti individualią. Tai va čia pas mane ir atėjo tie įsitikinimai, kaip ir Inga minėjo, kaip čia bus, kaip aš pasiskelbsiu, kad aš einu visai į kitą sritį, kaip čia bus, o jeigu aš neuždirbsiu ir, va, sakykime, pasiskelbiu, kad esu finansų konsultantė ir po mėnesio viskas, aš baigiu tą dalyką, nes man tiesiog nepavyko, tas labai gąsdino, bet iš tikrųjų galbūt pats baisiausias dalykas buvo tas finansinis neapibrieštumas. Aš galiu šitoj vietoj reziumuoti, kad bet kurią veiklą pradedant naują ar tiesiog keičiant veiklos sritį, visą laiką jūs lydės emocinis tas toks vidinis neapibrieštumas ir baimės ir finansinis neapibrieštumas. Gera žinia ta, kad su šitais dalykais tikrai galima susitvarkyti, tai kaip disciplina eiti į sporto salę, kasdien valytis dantis. Tai va trumpai kalbant apie tos finansinius aspektus, kurie mane irgi iš vidaus labai smarkiai smugdė ir ko aš bijojau, na tai tikrai buvo. Neuždirbsiu, galbūt nepakankamai uždirbsiu, o kas jeigu man nepakaks mano poreikiams? Tai šitoj vietoje aš supratau, kad aš savo tas turimas finansinės žinias visgi galiu pritaikyti, galiu susikurti tikrą planą, finansinį planą, blogiausiais atvejais, kad aš visada turėčiau, na, sakykime, atliekamų pinigų, kad aš galėčiau galbūt kažką persistumdyti, kažkokius įsipareigojimus, nes, sakykime, mes kiekvienas turim įsipareigojimų ir pradėti tiesiog nerti kažkokią kitą veiklą, kai kokia paskola kabo ar kažkas, yra labai baisu. Taip pat, kaip ir emocinis, tas nepasiruošimas visada gąsdina. Tai tam reikia turėti planą. Inga tikrai gali kažkiek galbūt papasakot, vat, kaip tu tvarkaisi su tuo emociniu nestabilumu. Ir aš tada šiek tiek papasakosiu, na visgi, kaip galima tą finansinį planą pasidėliot ir jaustis ramiai bet kokiem atvejam. Na tai Inga, papasakok šiek tiek, kaip su tais vidiniais dalykais susitvarkyti, kai viskas griūva. Gal nepasakyčiau, kad viskas griūva, ar ne? Bet tie emociniai dalykai iš tikrųjų labai smarkiai kaišioja pagalius į ratus.
ar ne? Ir tada mes prisigalvojam, kad, aha, man čia nepatogu, man čia galbūt nesaugu, ar ne? Gal aš nepasitikiu pakankamai savimi, ar ne? Ypatingai jeigu pradedu lyginti save su kitais specialistais šitoj srity. Ir tada aš ieškau kitos veiklos, kad save užimti ir nedaryti to, kas yra reikalinga ir gąsdina, ar ne? Tai vat vienas iš tų variantų, kaip mes bėgam nuo to, kas mus gali vesti tą kryptimi, kurią mes iš tikrųjų norim eiti, ar ne? Kai mes išsikeliam tam tikrus verslo, veiklos tikslus. Taip? Dabar tas tvarkymasis su emocijom, su emociniu fonu, ar ne? Čia yra du tokie momentai. Tai vienas dalykas yra, kaip padėti sau vis tiek daryti tuos dalykus, kuriuos aš nusprendžiau daryti. Taip? Kaip padėti savo emociškai, kad suteikti tą pagrindą emocinį, kad nebūtų tų tokių kalnelių, kad nebūtų to tokio kritimo į žemą kažkokią savivertę, taip, nepasitikėjimą. Čia nuostabiai iš tikrųjų gali padėti emocinė aromaterapija, eteriniai aliejai yra fantastiški šitoj srity, nes jie labai puikiai susikalba su mūsų smegenim, su mūsų smegenyse esančiu emociniu centru, su mūsų nervinė sistema, kuri valdo iš tikrųjų viską, kas vyksta mūsų organizme, ane, visas funkcijas, bet kai mes kalbam apie emocinę aromaterapiją, yra dar vienas toks plika akimi paviršiuje nesimatantis bonusas arba privalumas. Mes padedam savo ne tik tai tuo momentu geriau pasijausti, tarkim, suvaldyti kažkokį tai nerimą, ar ne, jaudulį, baimės, stiprinti, dirbti su savo saviverte, ar ne, su pasitikėjimu. Aš papasakosiu netrukus dar istoriją apie pasitikėjimą. Bet emocinė aromaterapija, ypatingai jeigu mes pasirenkam premium klasės eterinius aliejus, kurie yra pilnos molekulinės sudėties. Jie padeda mum pradirbinėti tuos įsitikinimus, ypatingai ribojančius įsitikinimus, kuriuos mes esam užgyvenę per kažkokią savo patirtis, arba netgi perėmę iš tėvų, iš aplinkos, ar ne? Tiesiog mes turim daugybę tų įsitikinimų, kurie yra mum įdiegti, tai yra netgi ne mūsų, ar ne, dalykai, ne iš mūsų kilę. Tai emocinė aromaterapija yra fantastiškas įrankis, kuris padeda daryti žingsnius, ir tai nereiškia, kad iš pradžių padarau tą vidinį darbą, ar ne, ten pradirbu, įgyju to pasitikėjimo, susitvarkau savivertę ir tada einu ir darau, taip? Ne, viskas vyksta koja kojon. Reiškia, aš nusimatau žingsnius, ar ne, ir aš naudoju emocinę aromaterapiją, pasitelkiu tai kaip savo sąjungininką ir darau net ir bijodama, ar ne? Nes aš žinau, kad aš turiu emocinį palaikymą. Kai aš žinau, kad aš turiu palaikymą, kaip yra svarbu turėti palaikymą, nes yra daug drąsiau, daug tvirčiau daryti žingsnius, net ir bijant, taip? Nes drąsa tai nėra baimės nebuvimas. Drąsa tai yra, kai aš vis tiek einu, nepaisydamas, kad aš galbūt bijau. Tai aš pasitelkiu emocinę aromaterapiją tam, kad gaučiau tą platų tokį spektrą naudų ir mokau žmonės tą daryti, ypatingai moteris. Mes suderinam eterinio aliejų naudojimą su tam tikrom technikom, su tam tikrom praktikom, mokomės tam tikrų ritualų, kurie transformuoja mūsų įsitikinimų sistemą. Tai yra be galo stiprus ir be galo palaikantis įrankis. Tai kaip tik prie Ingos norėčiau labai paminėti, ačiū tau iš tikrųjų už tą visą išsamų dalyką, išsamų paaiškinimą, kaip ta aromaterapija apskritai veikia mūsų vidinę būklę. Na, o aš iš tikrųjų iš tos finansinės pusės, iš tos konkrečios pusės, tai tikrai irgi labai noriu pasidalinti, kad, sakykime, kai mes turim jau susikūrusios tą ramybę, jau naudojam technikas, kaip nusiraminti, nes tikrai, kai einam į samdomą darbą, tai viskas automatizuota, kaip
kaip ir nėra ko nervuotis, nebent jau ten užkrauna labai daug darbų. O kai mes dirbam savo, bet su ta emocinė būklė ypatingai reikia dirbti ir turėti technikas. Bet šalia to, kai jau mes jaučiamės ramios, pasiruošusios nuversti kalnus, labai svarbu turėti ir tą finansinį planą. Pavyzdžiui, savo veikloje tikrai ne visada įmanoma suplanuoti, kiek aš čia tų klientų turėsiu, kiek aš čia tų pinigų uždirbsiu. Taip, tuos dalykus planuoti iš verslo pusės yra būtina. Tai yra verslo dalis, kaip valstybės dėliojasi biudžetus, taip verslai, įmonės didelės tą daro. Ta pati turi daryti ir smulkus verslininkai. Bet šitoj vietoj aš labiau ne apie verslą patį noriu pakalbėti, o apie asmeninius finansus. Nes, kaip ir minėjau prieš tai, universitete taip, jūs galit baigti verslo studijas, galit ten irgi verslo finansus pasibaigti, bet niekur nemokina, o tai kaip su savo pinigine susitvarkyti. Kaip turėti tą aiškumą, kad man, tikrai šį mėnesį bent jau baziniam poreikiam pinigų užteks. Šitas pasiruošimas apskritai turi prasidėti ne tada, kai jūs jau išeinate savo veiklą ir tada chaosas, čia reikia ir vidinę ramybę susikurti, ir tą finansinį planą, o čia juk mano veikla nauja, aš nežinau, kaip viskas vyks. Tai vat tiek su emociniais aspektais, tiek su finansiniais dar turit pradėti ruoštis, kaip, sakykime, dar dirbat samdomą darbą arba turit stabilę veiklą ir vat neriat į naują veiklą arba keičiat savo veiklos kryptį, tai būtina susidėlioti finansinius prioritetus, asmeninius pirmiausia, ne veiklos. Turit pasidaryti pasiskirstimą pinigų, turit pasiplanuoti biudžetą ir apskritai pasigalvot. Ta, kaip sako, blogiausią scenarijų vis tiek jį galvoj reikia turėti. O tai kas nutiks, jeigu aš neuždirbsiu? Gerai. Viskas bus gerai, aš turiu rezervą, susiformuosiu rezervą, kad neduok Dieve kažkas nutiks, aš pragyvensiu iš rezervo. Kiek man reikia mažiausiai pinigų apskritai tam mėnesiui, tik išgyventi, jau nekalbėkim apie kirpyklas, nekalbėkim apie kažkokius pirkinius, tiesiog maistas, baziniai dalykai, mokesčiai kažkokie. Ir tu jau tada natūraliai ir emociškai pradedi jaustis ramiau, nes tu žinai, jeigu man nepavyks pradžiai uždirbti pajamų, nes veiklos pradžia labiausiai ir gąsdina tuo, kad tikrai pajamos yra žemos ir niekas nevyksta greitai, tai tu bent jau turėsi aišku planą, kad mano šeima ir aš būsiu pavalgiusi, kad mokesčiai bus sumokėti, nes aš jau tam pasiruošiau iš anksto. Aš turiu planą, aš turiu rezervą ir aš žinau, kiek man mažiausiai pinigų reikia. O tada šalia jau tos vidinės emocinės praktikos tikrai padeda žengti žingsnį ir nusiraminti, atsipalaiduoti ir po trupučiuką nerti giliau į savo veiklą. Nes kai mes nervuojamės dėl finansų, nes kai mes nervuojamės viduje, kad tikrai nėra nuotaikos, nėra motyvacijos, tai tada savo veiklos padaryti nelabai įmanoma, nes esam užsiblokavusios. Ir ne tik užsiblokavusios, mūsų nervinė sistema yra išbalansuota, ar ne? Nes nuolatinis tas stresas, įtampos ar neįtemptos situacijos, jos bet kokiu atveju atsiliepia mūsų nerviniai sistemai, kuri nebegali išsijungti į tą atsipalaidavimo režimą. Tai tu visiškai teisi, kad tas finansinis pagrindas, ar ne, per tą finansinį pagrindą iš tikrųjų ateina daugiau ramybės. Ir mūsų nervinė sistema tuomet gali būti ramesnė. Taip, ir mes galim koncentruotis į augimą, į proveržį, asmeninį augimą, profesinį augimą, ar ne, į visai kitus tikslus, kai mes esam ramesni dėl finansinės padėties. Bet vėlgi, nerviniai sistemai palaikyti netgi šituo pradiniu laikotarpiu, kai tikrai reikia įsivažiavimo, reikia susikurti savo klientų bazę, ar ne, reikia tapti tuo specialistų galų gale, ar ne, daug investavimo į save, daug investavimo į mokymus galbūt yra, ar ne, o ta grąža finansinė, jinai dar nepadengia visko. Nerviniai sistemai visu šiuo laikotarpiu irgi ypatingai reikalingas palaikymas. Ir vėl mes galim remtis drąsiai į aromaterapiją. Tai vėl aš tiesiog sugrįžtu į tai, kad ką mes bedarytume, kokius žingsnius bedarytume, kuriam etape, ar ne, veiklos keitimo arba pradėjimo būtume,
Visose etapuose mes tikrai drąsiai galim remtis į aromaterapiją, plus, aišku, visi kiti momentai, taip, ir finansų planavimas, ir savo krypties planavimas, ir tikslų išsikėlimas, ir ėjimas, ar ne, link tų tikslų ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, Inga. Pratęsti, Ieva, labai, Mhm. labai įdomu tavęs klausytis. Tai vat aš noriu kaip tik dadėti, galbūt, gal šiek tiek išvadą tokią padaryti, kad nesvarbu, ar tu pradedi tik tais pirmą savo naują veiklą, ar jau keiti tą veiklą, nesvarbu, kuriam tu etape esi šiandien, tiek emocinis pasiruošimas, tiek finansinis pasiruošimas ir tos baimės ir iššūkiai, jie iš esmės yra vienodi. Emocijos, na vėlgi, aš jau turiu vieną veiklą, noriu eiti kitą, vėl ta baimė, vėl neapibrieštumas, o tai ar man pavyks uždirbti. Ir tas stresas, tiek finansinis, tiek emocinis, jis visą laiką lydės. Bet svarbiausia yra, vat, kaip Inga minėjo, tinkamos technikos, aromaterapija, jinai tikrai yra galinga, nes su emocijom taip jūs galite eiti dirbti pas psichologą, bet jūs pasikalbėsit ir, na, galbūt kažką išsinešit. Tas emocinis palaikymas bus tik tai tą valandą laiko konsultacijoje. Tas pats ir su finansiniu pasiruošimu. Jeigu tu šiandien tiesiog susidėliosi ten tą biudžetą savo naujai veiklai, keičiamai veiklai, tai vienkartinio irgi to tokio pasibuvimo pas psichologą, pas finansų konsultantą nepakaks. Tai jau turės būti tavo disciplina, tos lentelės vedimas kažkokios, tai išlaidų sėkimas, biudžeto planavimas, jis turės eiti visą laiką išvien su tavimi. Ir pradedant naują veiklą ar keičiant veiklą, visada susidursi su neplanuotais dalykais. Tai tu šalia turėsi ten tą savo kažkokią lentelę ar planuoklę, ar kažkaip kitaip tu planuosiesi savo pajamas, išlaidas. Tu visada galėsi sugrįžti prie tos lentelės, pasidaryti, sakykime, mini 10 ar 15 minučių vos ne kaip finansų meditacija ir perplanuot kažkuriuos aspektus. Pavyzdžiui, planavai tikrai jau nukeliauti tą kirpyklą pagaliau, bet matai, kad tau veiklai reikia kažkokios tai investicijos. Na tai tu žiūrėsi, aš susiplanavau, kad man reikia nueiti į kirpyklą, palauks ta kirpykla. Šiai dienai man svarbiau suinvestuoti kažkokią tai dalį pinigų į savo veiklą, į savo verslą, o galbūt namuose nutiko koks nors neplanuotas dalykas ir tau žūtbūt reikia pinigų. Na tai kad nesiskolinti, tu sugrįžti prie savo biudžeto plano ir pasidėlioji, ką gali išimti, ką gali dadėti. Tai irgi dasideda prie tavo ir emocinės būklės stabilumo, ir, na, tiesiog streso suvaldymo. Ar Inga dar turi ką nors paminėti, vat pavyzdžiui, planuojasi savo biudžetą finansinį, kaip galėtume panaudoti tą aromaterapiją, kad sustiprinti galbūt patį biudžeto planavimą, įtraukti galbūt kažkokių naujų aspektų į tai? Galbūt ne tai, kad įtraukti naujų aspektų, bet vat, kaip padėti savo irgi formuoti tinkamus įpročius, nes mes čia kalbam apie įpročius, ar ne? Taip. Tai, kad tu įvardyji kaip discipliną, taip, labai gražiai paminėjai tą dantų valymosi pavyzdį, nes na, mes nei vienas nesistebim, ar ne, ir nesakom, ai, kaip tingiu išsivalyti dantis, dėl to, kad to mūsų mokė nuo mažumės, ar ne? Mes tą išmokom nuo mažų dienų, valytis dantis. Ir mes žinom, kad tai yra kažkas, kas mums yra naudinga. Nes eiti, tvarkyti, taisyti sugedusius dantis pas odontologą, na, retas, kuris nori ir mėgsta, ar ne, šitą procesą. Tai lygiai taip pat yra ir emocinė higiena, taip, lygiai taip pat yra ir finansinė higiena, taip, galbūt galiu panaudoti tą Visiškai žodį. teisingai. Piniginės tvarka, finansinė higiena. Taip. Tai irgi yra mūsų įpročiai, taip? Ir aš manau, kad niekada nevėlu tuos įpročius, kurie yra mums naudingi, kurie mums tarnauja, pradėti formuoti. Taip, padirbėti teks. Labai gražiai pasakėjai, kad tikrai neužtenka vien tos konsultacijos laiko, ar ne? Ar mes nueitume pas finansų konsultantą, ar mes nueitume pas psichologą, ar mes nueitume pas gydytoją tą patį, taip, kai mes turim sveikatos kažkokių tai iššūkių. Atsakomybė iš tikrųjų gula ant mūsų pečių. Taip, niekas kitas neišspręs iššūkių ir nesusitvarkys su mūsų baimėmis. Mes gaunam įrankius, taip, bet tuos įrankius pritaikyti turim
patys ir išsiugdyti tuos įpročius. Tai kalbant tiesiog apie eterinių aliejų, ar ne, į integravimą į įvairiausias savo gyvenimo sritis. Tarkim, mes norim išsiugdyti finansinius įpročius, taip, išmokti tos finansinės higienos. Mes gaunam, žinau, Ieva turi fantastiškus įrankius. Ir konsultuoja moteris, kurios turi savo veiklas, taip, kurios kuria savo verslus, ypatingai tą sritį, ar ne, tą auditoriją moterų, moko jas valdyti savo finansus. Galim integruoti eterinius aliejus ir sustiprinti ir tikėjimą, ir pasitikėjimą, ir lengviau padėti tiem įpročiams susiformuoti. Nes mes žinom, kad įprotis formuojas nepakankamai ilgai. Taip, mažiausiai reikia 21 dienos, tačiau geriau netgi būtų padirbėti ties tuo porą mėnesių. O su eteriniais aliejais mes daug lengviau mūsų smegenyse formuojam tas naujas neuroninės jungtis, jos daug geriau įsitvirtina. Nes aromatas yra būtent tas inkaras, kuris veikia efektyviausiai. Nėra kito efektyvesnio inkaro, kuris padėtų mums inkaruoti tiek būsenas norimas, tiek įpročius norimus. Tai tikrai, fantastiškas įrankis, kurį tikrai rekomenduoju kiekvienam atrasti ir išmokti naudoti. Tai ačiū, Inga. Tai mes dabar iš tikrųjų kalbam apie tuos vidinius dalykus. Jau, sakykime, mes neliesim kažkokių verslo finansų, kaip jau tenai su tom emocijom tvarkytis. Nes kai mes išmoksim iš tikrųjų su savo asmenybė susitvarkyti, su savo asmeninė piniginė, su savo asmeninė galva, bus lengviau pereiti į tuos didesnius dalykus, žingsnius, tikslus, įpročius, čia jau kaip pavadinsit. Tai aš ką noriu dar paminėti, kas yra labai svarbu irgi finansiniai toj disciplinoj ir saugume, kadangi jau mes kai pradedam naują kažkokią veiklą ar keičiam veiklos kryptį, mes visada turim tą neapibrėžtumą tiek finansinį, tiek emocinį, tą jau paminėjau ir Inga paminėjo. Ir kai mes, tarkim, susidėliojam tuos biudžetus ar ne, kai mes jau turim tą emocinį palaikymą, kad jeigu kas nutiks, aš vis tiek turėsiu, kas mane palaiko ir turėsiu planą. Įpročius, ar ne? Pridėsiu dar ir tos įpročius, kurie man yra naudingi. Kurie naudingi ir kurie bus naudingi ne tik savo veiklos kūrime, bet apskritai asmeniniam gyvenime, asmeniniai piniginiai, asmeninėse emocijose. Bet kalbant apie pačius dar finansus giliau, labai daug merginų, kurios kuria savo veiklas ir, sakykime, planuojasi jau tą emocinį ir finansinį pasiruošimą, dažnai pamiršta, kad tų socialinių garantijų mes turim išties labai mažai ir mums ne tik, kad rezervai yra svarbu nemažą turėti tuos tinkamus finansinius įpročius, bet labai svarbu pasirūpinti ir išorinę finansinę apsaugą. Ką aš turiu omeny, tai tinkamomis draudimo apsaugomis. Jos yra svarbios natūralu, taip, kiekvienam žmogui, bet ypatingai tam, kuris kuria savo veiklą, nes, sakykime, aš negalėsiu dirbti, sakykime, dirbam kokiam statybų sektoriui kažkur ir susilaužau koją. Ką daryti? Dirbti negaliu, rezervą turiu visą išnaudoti ir po to vėl statytis viską nuo nulio. Kas dirba prie kompiuterio, gal kažkiek paprasčiau. Ten nesusitiksiu su klientu gyvai, galim Zoom'ą prasivesti. Bet vėlgi, tuo metu ateis gal kažkokios papildomos išlaidos, lūžo koja, reikia konsultacijos, reikia ortopedijos, reikia reabilitacijos, vėlgi rezervas griūva. Tai visada rekomenduoju merginom pasirūpinti tuo finansiniu saugumu išoriškai, užsidėti nemažus draudimus. Jie yra ypatingai svarbus tokiais kritiniais atvejais, kurių dažnai į savo finansinį planą neįtraukiam. Nes mums emociškai yra sunku ir nemalonu galvoti, kad kažkada gali nutikti neplanuotas toks dalykas. Mūsų smegenys tiesiog to priimti nenori. Bet vieną kartą pagalvojus, kad reikia turėti planą A, planą B, planą C, paskui jau tiesiog apie tai galvoti nereikia. Tai tampa natūralu. Aš turiu finansinę išorę, finansinę apsaugą iš išorės, jeigu nutiks, neduok Dieve, kažkoks kritinis dalykas. Taip, kažkas neplanuoto, o žinai, iš kitos pusės mes juk visko numatyti ir negalim. Daugybės dalykų mes net nežinom, kas gali atsitikti ir kada, ar ne. Tai vėlgi čia negąsdinam, ar ne,
visai neturim netgi tokios intencijos. Šiame susitikime tiesiog toks paraginimas ar ne, galbūt draugiškas padrąsinimas pasirūpinti tuo, ar ne, va tom finansiniam pagalbėm tokiom, taip, kurias mes, na, šiais laikais tikrai galim turėti. Kaip, Tai kaip tą išorinį, ar ne, apsauginį dalyką. taip, tai aš manau, gal mes reziumuokim. Mūsų Reziumuokim. tikslas tikrai, tai pat irgi iš to mūsų tikslo buvo tikrai, na, neišgazdinti jūsų, bet natūralu, kad vat, kaip mūsų smegenys nenori galvoti apie blogus dalykus, tiek emocinius, tiek finansinius, mūsų šito susitikimo tikslas ir buvo vat, pakalbėti apie tas baimės, iššūkius, keičiant ir pradedant savo naują veiklą. Ten tai jau pamatėm, kad ar tu Ir pradedi būtent naują veiklą, ar tu keiti veiklą, iššūkiai tie patys. Bet čia mes vat ir turim pagalvoti apie tuos ir blogus dalykus, ir gerus dalykus, ir o kas bus, jeigu jiems pasiruošti ir išmokti jais pasirūpinti, na, tais tokiais blogais dalykais, kai jie realiai ateina. Kad turėti va tą ir emocinį palaikymą, ir finansinį planą. Va tada tai jau savo veiklą naują kurti ar keisti bus daug, daug lengviau. Kai bus apgalvoti visi dalykai ir finansiškai bei emociškai pasiruošta. taip, ir mes iš tikrųjų visi, be išimties, ar ne, susiduriam su baimėm, susiduriam su tam tikrų nepasitikėjimo laipsniu, ar ne, susiduriam su tais ribojančiais įsitikinimais, ar ne, su emocijom, kurias tie dalykai užkabina ir iškelia, ne, nes na, visa tai yra kažkokios neigiamos patirtis, per ką mes esam gyvenime perėję, ar ne, įsitikinimai ir iš to kyla. A, Netgi tie žmonės, ar ne, kurie atrodo tikrai labai savimi pasitikintis, turi iškalbą, ar ne, daug pasiekia ir atrodo, ką jie bedarytų, jiem viskas sekasi, taip, jie irgi susiduria su tais vidiniais baubukais, ar ne, tom baimėm, tais iššūkiais ir, na, tai yra tiesiog priimti tai kaip proceso dalį, taip, tiesiog neatsiejama proceso dalį, bet žinoti, kad tam yra įrankių, kad man būtų lengviau su visu tuo susitvarkyti, ar ne? Ir tiek turėti tą tokį stabilų, ramybės daugiau, ar ne, saugumo daugiau suteikianti finansinį pagrindą, tiek emociškai, ar ne, jaustis tvirčiau, stabiliau. Nes, na, kas iš to, jeigu vieną dieną vienaip aš jaučiuosi, ar ne, galinti kalnus nuversti, o kitą dieną vėl aš krentu į galbūt savigailą, savigraužą, savęs lyginimą, ar ne, su kitais, kas niekur iš tikrųjų neveda, taip, ir nepadeda žengti tų žingsnių, kuriuos aš žinau, kad aš privalau žengti. Tai va, tai tie įrankiai tikrai yra ranka pasiekiami, tai reikia ištiesti tą ranką ir juos pasiimti. Pasidalink, Ieva, kur moteris gali surasti daugiau informacijos apie tuos įrankius, kurių tu mokai, kur gali daugiau paskaityti, galbūt užsiprenumeruoti tavo naujienlaiškį. Tai, Inga, mano visą informaciją iš tikrųjų rasti galima socialiniuose tinkluose, ypatingai Facebooko grupėje Verslios piniginės užrašai, kur būtent ir įvairius taupimo iššūkius, piniginės tvarkos iššūkius organizuoju nemokamai tam, kad tiesiog prisiliestumėt prie to finansinio pagrindo pasiruošimo. Turiu ir savo tą elektroninę parduotuvę, kur galima ir įsigyti mano biudžeto konsultaciją, kur vat ir kalbu daugiau ir padedu susidėlioti tuos asmeninius biudžetus, kad užtektų tiek savo, tiek savo veiklai ir visada turėtumėt įrankį šalia savęs, išlaidų lentelę, kuri tiesiog jums veiks kaip planuoklis visus metus. Ir taip pat turiu naujienlaiškį, kur kiekvieną savaitę pasidalinu po tam tikrą tipsą, kaip savo tą piniginės tvarką palaikyti ir gerais, ir blogais atvejais. O Inga, kaip galima rasti tave, kaip susisiekti galbūt dėl aromaterapijos, ar turi šalia dar kažkokių kitokių įrankių? Taip, turiu ir aš įrankių, kviečiu į asmeninės konsultacijas. Tai asmeninės konsultacijas įvairiais iš tikrųjų klausimais, tiek emocinio palaikymo, tiek priderinimo eterinio aliejų ar ne, aromaterapijos savo vystant savo veiklą ar ne,
klausimais. Drąsiai galima man rašyti ir galim ir gyvai susitikti ir Zoom konsultacijas pasidaryti. Taip pat turiu visiškai naują kanalą, į kurį Telegrame, į kurį pradėjau kelti tokią labai koncentruotą, aiškią informaciją apie tai, kuo eteriniai aliejai gali praturtinti, papildyti mūsų gyvenimo būdą, būti naudingi, ne tik tai emociniai savijautai, bet ir fiziniai savijautai ir lygiai taip pat asmeniniam augimui, lygiai taip pat netgi mūsų versluose, kuo gali praversti, kaip gali padaryti mus labiau magnetiškus, suteikti mums daugiau pasitikėjimo ar ne, tiek savo produktu, tiek savo prekės ženklų ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai kviečiu prisijungti, pasiskaityti, be jokių įsipareigojimų, sužinoti, tiesiog leisti savo atrasti daugiau, kuo tie eteriniai aliejai gali būti naudingi ir galbūt netgi padėti išeiti iš tokio pastrigimo savotiško ar ne, taško, kai mes negalim apsispręsti, nes eteriniai aliejai gali padėti netgi greičiau priimti sprendimus ir jų laikytis. Tai vėlgi mes turbūt pasidalinsim visą šitą informaciją, kaip mus rasti ar ne po įrašo. Taip, kai kelsim įrašo nuorodą, tai tiek Ievos puslapiuose, taip, tiek mano puslapiuose tikrai surasit šitą informaciją. Ir kviečiam pasidomėti ir priimti tuos sprendimus, kurie vestų link norimų pokyčių. Link tokių pokyčių, kurie gali atverti netgi tas duris, apie kurių egzistavimą galbūt net neįsivaizdavom. Ar ne? Tokias galimybės, kurias dabar net sunku iš tikrųjų protų būtų sugalvoti. Taip, na, o aš pabaigai noriu pasakyti, kad finansiniai aspektai ir emociniai yra pagrindiniai, kurie mus stabdo nuo bet kokios veiklos. Nesvarbu, ką jūs darot, ar savo veiklą kuriat, ar šiaip kažką naujo norit pradėti. Tai va tikrai pritaikius šiuos įrankius, jūs ne tik, kad savo veikloje pradėsit labiau spindėti, bet ir savo asmeninėse gyvenimuose. Tai to linkiu kiekvienai iš jūsų, kurios klausot gyvai ir žiūrit online. Ne online, o įrašą. Jo, šiuo metu įrašą, ar ne? Taip. Ačiū labai Julijai, kad prisijungė, kad pabuvo kartu. Klausimų čia tokie nematau, nebent Julija ko nors norėtų paklausti gyvai. Gal kažkas kažkur buvo įdomu, norėtųsi sužinoti daugiau ar išsiaiškinti kažką. Aš manau, jeigu kils klausimų, tai po pačiu įrašu irgi komentaruose bus galima klausti. Tai mes visada sėkmingai atsakysim ir padėsim ir nukreipsim, jeigu to prireiks. Sėkmės. Jeigu tik norėsis. Taip, jeigu tik norėsis, drąsiai tikrai rašykit, bendraukim. Tai ačiū tau, Ieva, dar kartą už tavo skirtą laiką, už tavo pasidalinimus, už šiltą jaukų pokalbį apie tai, kas mums padeda tvirčiau eiti į priekį, ar ne, labiau pasitikėti visais procesais, kurie vyksta mūsų gyvenime, kas mums padeda susikurti tas pagalves tokias, ar ne, kurios mums irgi yra reikalingos šitam gyvenime. Tiek emocinės, tiek finansinės. Tai palinkėkim, manau, gražios ir darbingos, emociškai ir finansiškai ramios savaitės. Ramios ir sklandžios, ar ne? Ir galbūt netgi galimybės dovanojančios, kad nebūtų taip viskas vienam lygyje, ar ne? Aukim, leiskim savo augti, leiskim savo atskleisti savo potencialą ir atrasti tai, kas iš tikrųjų mus įkvepia gyvenime. Visiškai taip. Sėkmės. Iki kitų kartų. Iki. Iki.